Nu, prieš tokią oponentą, manau, čia foldinis, bet ir likęs vienas prieš vieną. Greičiausiai, jo. Nu, Dvejetukai foldinam irgi. Bet čia aš manau nuo kiekvieno asmeniškai priklauso. Čia nemanau, kad yra teisingas ir neteisingas būdas su tokiais handais. Čia kaip ir galima raising, galima foldint, žinai, manau, abu variantai yra geri. Na, tuzas 5, gaunam, matom stylą iš buttono ir raise all in iš small blindą. Nėra ką daryti. Na, tarkim, jeigu small blindas būtų išsimetęs, manau, kartais galima ir pafribetint. Na, visiškai tavo kortą, manau, realiai neturi jokios prasmės, nes tu vis tiek nesistekinsi pri flop, o flop irgi greičiausiai, na, tas top pairas ar kažkas tokio neturės labai didelės prasmės, jeigu tai bus fribetintas potas. Tiesa. Nors kartais, aš manau, čia gal dar šiek tiek mažiaukiai blindai, nemanai? Na, aš sakyčiau, aš labiau gal žiūriu oponentą, tai yra aš, jeigu matau, kad jis pradeda tiesiog per daug disponuoti tais įlinimais, aš, bandau jį apraminti, ir galbūt labiau parodyti į ateitį, kad aš galiu fribetinti ir kad tu geriau tą labai dažnai nedaryk, nes... Taip, imidžių reikia rūpinti. Ja, tai realiai, jeigu pasižiūrėjęs dabar statusas, tai jis iš button raisina 82%. Tai, iš tikrųjų labai daug yra. Tai, kaip ir sakiau, gerai turbūt būtų į fribetint, jeigu būtų išsimetęs molas. Sutiksiu čia irgi. Taip, King 7. Be limperiai, gaunam vėl all-iną, išsimetam 17. Nu ką, irgi, jeigu šiaip atidarinėtų, manau. Be abejo. Foldinam, tuzas 7. Tai yra vėl reisinam tuzas 7, manau, irgi standard, sakyčiau, vėlyvo pozicija. Tai, žaidžiako, aš manau, jokių problemų. Aišku, irgi bandom pasiimti viską per flop. Vis tiek reikia žaisti agresyvį, šiek tiek agresyvesnį pokerį, negali tiesiog love handų. Būtent, jeigu jau ypač tuose middle late stage'uose negali sėdėti ir laukti, nes tiesiog nusublindinsi. Ir tokios situacijos, kur būtent tiesiog gali lengvai pasimti, tai kodėlgi ne? Ok, tai darom šią tokią pertrauką, valandą pašnekėjom, susitiksim kitoj daly. Ok, taigi grįžtam su antra dalim, ar trečia, kur čia? Kita dalim. Čia kita dalis. Čia antra analizės dalis, neskaitant pirmas įvadinės. Ok. Tai grįžtam, turim 40 blindų, važiuojam, tai čia aišku foldinam, fold. Čia, manau, bet kokiu atveju fold. Per ankstyvą poziciją 9, tikėtina, kad žaisim. Galim reizą 1000 iš žaidėjo, kuris per, aišku, čia dabar jau yra 300 handų, nes teko pažaisti daugiau, bet prie to stalo, bet tuo metu, aišku, buvo mažiau tų handų, bet visgi nežinau, mano pirmas toksai pamastymas yra foldint, nes, žaidėjas iš tikrųjų yra tight ir tie 4x reizai dažnai reiškia gerą handą. Man tai jo sizingas visiškai nepatiko, tiesiog šiek tiek užrišo rankas. Nes tu iš tikrųjų calling pri flop for set value kaip ir iš tikrųjų yra, per brangu. Jau čia nebegali. Jeigu callinsi, iš tikrųjų manau, kad teisinga yra folding, vien dėl to, kad, atsižvelgus į žaidėjo sizingą, tai atrodo, gan strong man tas 1000. Ir aš manau, bus vis tiek geresnių situacijų, kur tiesiog bus daug labiau garantuotas. Foldinam 7, iš karto po to, irgi foldinam, reizina early position raiseris, for set value, kaip sakėm, nėra kam callint, fribetint irgi nesąmonė būtų. Manau, visiškai teisingai. Čia priedo iš smolo, žinai, be pozicijos. Nežinau, čia foldinau vien dėl to, kad Big Blindas turi tarkim, gerą steką ristylinimui ir šavinimui, ir plus jisai panašus į tokį, kuris
kuris gali tą padaryti, nes jo free bet percentages yra 8%, kas yra, iš tikrųjų gan nemažai. Jeigu dar pasižiūrėjus, tai iš small blind jis 11% free betina, kas irgi dar daugiau. Iš bigo? Iš bigo ne free betina. Anyway, bet ar tu manai, čia blogas fondas? Aš manau, aš net nežinau, reikėtų tiesiog sėdėti prie stalo, bet čia 50-50 iš tikrųjų. Priklauso, aišku, kiek aš pats buvau vagęs toj situacijai, nes pas mane šiaip batonų vagimas gan aukštas buvo. Pas mane irgi, tarkim, čia žiūrint taip istoriškai, bet batonų yra apie 40%, kas turbūt nėra, žinai. Ne, pas mane gal netgi dar šiek tiek daugiau, tai nežinau, su tokiais aš tikriausiai stengiuosi karts nuo karto irgi. Nežinau, mano argumentas pagrindinis yra, kad jisai per tinkamą šavinimui steką ir, tiesiog nenoriu čia atidavinėtų čipsų. Teisingai, iš dalies jo. Čia aš manau, iš abiejų pusių yra geri argumentai. Taip, tai fold, čia pas 7. Foldinam. King Jack suited. Foldinam be abejo reisą. Aplauk, laimėti praeitą banką. Jo, žiūrim, kas čia vyko. Tai čia turbūt viena iš tų stacijų, apie kurią šnekėjom. Reizina vėlgi mūsų draugas, kuris reizina visą laiką, išbatino. Small blindas išsimeta. Ir kažkaip, jeigu atkreipsi dėmesį, tai buvo gan ilgas laiko tarpas, kai nieko nežaidėm. Ir manau, tai kaip ir pagerina situaciją ir galim freebetint, galvodami, jog oponentas duos mums respekto vien dėl to, kad mes gan ilgai nieko nežaidėm. Ja, ir prieš tai, kai jis su valetu 10 prieš karalių 10 susipušino, tai pastatė buvo 2000, pas mus toks stakas, kur yra 20, kiek čia, 25, 29 blindė. Tai jam ir pačiam gan pavojingas, nes mes jį išbastinam. Taip. Bet anyway, aš dabar kaip ir nešavinsiu čia tų 30. Ne, tai aš suprantu, bet tu patribetini, tai jam tai lieka variantas šavinti. Taip. O jis pats turi 25 blindus, kuriam, mažiau gal 27. Tai jam irgi labai sunku kažką daryti tokiai situacijai be hando, netgi žinant, kad kitas neturi hando, bet tiesiog tas neturi dažnai sužaidžia. Taip. Freebetinam 1932, manau, to visiškai pakanka išsiaiškinimo ir jis nieko neturi. Aišku, turbūt galvojantis, geras žaidėjas, turbūt gali sugalvoti gal ir 4-bet šavint, bet, nemanau, kad čia yra tas atvejis. Ja, priedo čia, žinai, dar kaip ir minėjau, tokias situacijas atsidūrus tikrai labai sunku netgi šavinti, netgi, pavyzdžiui, kokį karalių valetą, tarkim, nes tiesiog galvoju, jeigu turi, tada aš jau labai prastai situacijų būsiu, nes tiek su Ace-Jacku tikriausiai gal net pakolintum tokiam naglam, žinai. Gali būti. Ace-Queen'u ir taip toliau. Taigi foldina, laimė šiek tiek šipsų. Čia vieni iš tų manevrų, kuriuos karts nuo karto reikia atlikti, aišku, nepiknaudžiaujant. Nes kaip ir sakė, imidžas vis tiek duoda savo. Pagaliau gaunam kažkokį real handą. Ir dar ant batoną. Aišku, visi foldina, kaip dažniausiai būna. Reizinam iš small, iš batono, gaunam call iš big blindą. Realiai, ką manau apie jo handą, tai nemanau, kad jis yra labai strong, dėl to, kad nefreebetino, toks žaidėjas, kuris čia naujas viskas. Nes, sakyčiau, jo handas yra King Queen, King Jack, kažkokie Jack 10, Jack 9, 8-7, 9-8, tokie iš tikrųjų. Small pocket pairai dažnai bus. Tai standartiškai betinam šį flopą, pusę banko, manau, daugiau kaip ir nėra prasmės. Gaunam reizą. Nežinau, manau, kad mūsų stekas yra toks, kad nelabai čia ką galim daryti. Aš tai niekad nefoldinčiau ant tokio flopo, nes realiai... Foldins neturiu intencijos, bet ar rinktis tarp call ar tarp all-in, aš dėl to labiau.
Aš asmeniškai manau alininčiau. Nes kol su karaliais tokiam... Na, aš kažkaip nežinau, galvoju taip, kad... Frida, jeigu ir jis turėtų valetą, tarkim, šitoje situacijoje, tai manau, pakolinus ir atsivertus blogesniam kortom gali prarasti daug velį. Būtent, aš norėjau irgi tą patį argumentą pasakyti, kad jeigu jis turi, na, tarkim, džeką ir jisai čia kreizina forvelui su džeku, tai gavęs tik tai kolą ir atsivertus, tarkim, jisai turi king jacką ir galvoja, kad čia yra labai gut, atsivertus tūzų jisai, na, nežinant koks mūsų handas, bet jisai greičiausiai check foldintų realiai turbūt. Jo, o priedo tau ir pačiam tūzas būtų labai prastai. Nu, bet nesmė, ką aš turiu, tarkim, aš turėčiau setą, bet tarkim, aš labiau apie tai, kad stack sizes yra geras, nusistekinti tiesiog ant flopo, jeigu jisai turi topierą, tai valio mums, na, jeigu turi tupierą ar setą, tai tiesiog nepasisekė, aš turbūt taip. Visiškai taip. Aišku, jis kolina su džeku, na ir mes nuėjom. Nes būtent tokia ir situacija buvo, kad ypatingai kryžių desetkė, jeigu čia būtų išvirtusi, kai tu būtum pakolinęs, aš manau, čia užlėtintų veiksmą. Na taip. Nors, aišku, jam gal, kadangi jis pakolino ant flopo forbeto aliną su džeku, gal ir nelabai būtų pakeitusi nieko, bet normaliam žaidėjui tai tikrai 10 kryžių būtų labai nepatikusi. Ir priedo vien ką reprezentuotų tavo kolas iš tikrųjų. Jo, atrodytų strong, iš tikrųjų stronger, arba flush draw tai yra, arba kažkoks strong handas, kuris slow planerė. Būtent. Ok, tai turim... Nu ką, dabar sekasi jau visai gražus. Turim virš 60 blindų, kas yra labai neblogai. Bandysim turbūt dabar labiau žaisti, labiau lūs ir daugiau agresijos rodyti, tai yra daugiau freebetint, galbūt squeezing daugiau, tiesiog daugiau manevrų, nes turim daugiau čipsų, kurias galima ištaškyti. Visada malonu. Ja. Pirmą kartą ką gaunam? Gaunam AK, reizinam, gaunam aliną 10 čia aš manau, net mąstyti nereikia. Nėra ką mąstyti, kolinam, surenkam tupierą, turim dar daugiau čipsų, foldinam. Ups. Gerai, tu ten. Jo, persidam vėl prie kito stalo. Čia neįmanoma padaryti, kad būtų viena fiksuota pozicija? Nemanau. Bent jau nežinau. Nežinau, manau, kad ne. Tai tarkim, ne. Labai reiškia. Karalis 4, ne? Ja, bet yra įsivalinti, čia manau, nieko nebus. Vėl gaunam AK, which is nice. Reizina UTG, gan tai žaidėjas kolina, bet ir žaidėjas, kuris atrodo toks loser, aggressive, šauna 33 blindus. Ką tu mąstai tuo metu? Čia, žinok, sprendimas tikrai keistas turėtų būti, bet tokiam, nežinau, aš gal net pakolinčiau. Nes realiai pirmo aš nelabai bijau, bet kokią atveju aš jį coverinu. Antras tas dot reizas, tikrai nemanau, kad jis čia turi kažką gero, nes čia pagal jos status dažniausiai tokie permušinė normaliai, jeigu turi tūzus karalius, kad ir damas. Tai jo range'as, aš manau, gali būti kokios desetkės, žinai, ką jis foldina. Vienintelis dalykas, galbūt kodėl aš foldinčiau šitą AK, nes aš manau, kad gali būti irgi tavo auto išimtas kitose handuose. Tai tarkim, jeigu, pavyzdžiui, pas tą reizis yra, pas Berg galėtų būti kokie 2 džekai, gan likely. Ypač jis toks taip agresyviai lošia, čia per 40 handų, kas 4 handą žaidžia, kas 2 tribetinė. Tai galbūt čia būtų vienintelis argumentas foldint Fredo ir tavo stack sizes toks gan malonus, kur gal pusę fiškų ir nevertėtų kišti. Na, jo, tas argumentas, manau, geras, bet šiaip realiai manau, kad tu iš tikrųjų tą agresyvų žaidėją labai dažnai dominatinsi. Nemanai, kad jis gali turėti ace queen dažnai, galbūt nes ace jack. Ir tau realiai tada reiktų bijoti tik tai pirmojo, bet, aš irgi tuo metu kažkaip pasirinkau tą mažiau rizikingą kelią ir foldinau. Ja, bet čia tikrai įdomus handas, bet aš AK
kartais tokias situacijas foldinu vien dėl to, kad palyginus daug veiksmo ir tikrai žinai, kad kažkur bus pėras vis tiek, o kad kiti kažkurie turi tavo poras. Na, kad jeigu Bergmanas turės porą, tu realiai nebūsi flipę, nes kažkas tikrai bus turėjęs tūzą. Tai būtent, kas eliminuoja tavo autus. Ir kitas dalykas, kad pas jį realiai kiek čia, 33 blind yra nemaža dalis tavo steko. O tu pakolinės lieki ir jeigu praloši. Na, aš lieku šarstekas, nes pas man lieka... Jo, 20 blindų. 18 blindų. Na, jo, bet čia irgi toks įdomus spotas, lauksim atsiliepimų apie šitą handą, gal kas nors irgi turi kokį idėją, ką čia reiktų daryti. Na, manau, kad gal iš tikrųjų turnyrą, kur yra labai daug žmonių ir kur tau reiks tikrai gamblint daug, gal čia ir gera yra vieta tiesiog kolint. Tikintis, kad, čia gamblini, bet čia turbūt gerai gamblini, realiai. Tai ta prasme, kad čipsų to vis tiek reiks ateityje dar. Ja, bet iš kitos pusės čia kur tai yra tas pasakymas, žinai, chip lost lygu chip won, tai tikrai negalioja, nes manau, čia chip lost būtų daug blogiau negu chip won. Chip won, kas yra žetonai laimėti, tau, aišku, steką padidintų iki labai malonaus kiekio. Bet ir dabar jis nėra blogas, realiai, pačiam žaidimui. Turi virš 50 blindų, tai gali laviruoti labai lengvai. O realiai liktum su 20 blindų, jau esi praktiškai ant iškritimo ribos. O turėdamas 80 blindų. Geriau negu 50, žinoma, bet pačio žaidimo tai nelabai pakeistų. Bet ne taip blogai, ta prasme, nėra taip gerai, kaip būtų blogai, jeigu turėtum 18. Jo, būtent, nes vis tiek turėdamas 80 negali kolint šavų, žinai, kurie po 20 big blindų tau deda. Sutinku. Taip pat kaip ir su 50, žinai. Judam toliau. Tūzas 10 siutėt, su mūsų steku pilnai galima reizint. Easy money. Jackas 10 offsuit foldinsim. King Bills fold. Fold. Jau matosi, kad fold. Dvi dvaikės, vėlgi. Na, nežinau, aš pasirenku foldint, iš tikrųjų gal biškai per ankstyvą poziciją, reizint. Na, manau, kad plus turim tokių agresyvių žaidėjų, jau daugiau. Visgi vėlesnis stage, kaip taisyklė, silpnesni dažniausiai iškrenta greičiau ir pabaigoje lieka iš tikrųjų dažniausiai, standartiškai tik tokie labai agresyvų žaidėjai. Tarkim, jų procentaliai daug daugiau yra negu ankstyvuosios stages. Sutinku. Tai tie dvietukai galbūt ir galima jas įkaladę. Priedo dvietukai labiausiai tinka setvelių. Ta prasme, pagavus flopą su dvejetu, tai tikrai yra malonus žaisti, bet realiai flopą vis tiek nelabai pažiūrėti. Sudingu, taigi padedam arba vagimas, arba pasas. Padedam jas įkaladę. Pas. Tūzas dama, žaidžiamas handas. Buvo, nežinau, aš pasirenku freebetint ir vien dėl to, kad aš galvoju, kad tas oponentas iš tikrųjų gan lūs gali atidarinėti ir iš tikrųjų kolint kaip ir nenorėjau, nes dažniausiai check foldinsiu aš visus flopus, o galbūt dabar turiu net geriausią handą. Tiesiog iš tikrųjų labiau noriu perimti čia iniciatyvą. Ta prasme, aš be abejo išsimesiu į forbetą, ir kai kurie gali sakyti, kad realiai šabliuojas tais queenų, bet bet aš nematau irgi kito varianto, nes prieš flopą tiesiog foldint būtų jau per tai, tu dabar reprezentuoji kaip tik labai stiprią situaciją, tu prie šito stalo vis tiek, man atrodo, labai daug nežaidai. Tūza 10 čia realiai yra pirmas ribetas, mano. Pirmas ribetas, tai ypač small blindo, kas dažnai yra tikrai stiprus handai, jau top range. Reizinau toga reizerį, manau, kad... Ir jeigu šiek tiek geriau žaidžiantis tikrai tą apmąstyčiau. Realiai net išsimestų tą patį queen, manau, galėtų. Manau, nes 2000 pakolint prieš flopą jam papildomi tiesiog yra daug ir taip, tai būtų labai blogas sužaidimas su ace queenu. Man patinka tas, priedo dar tavo handė šitame sužaidime, kad tiesiog nori pasižiūrėti, žinai.
kur esi, ar tavo handas stipriausias ar silpniausias, žinai. Ir tokiu tribetu tu puikiai išsiaiškini, žinai. Aišku, čia gan brangu gaunasi, bet tą turi padaryti. Na, taip, aš tarkim. Jisai kolina, šiaip kaip po kolina, ką tu manai, aš manau, kad iš tikrųjų kas kolina, tai manau kolina džekai, dešimkės. Aš žinau, apie tą patį mašiau, nes čia dažniausiai tokie handai. Galbūt galėtų tas pats Queen, bet siūtėt, jeigu būtų siūtėt, manau, kolintų tikrai. Variantas. Devinkės turbūt gal jau mestusi. Netgi Ace Kingas, karts nuo karto. Ja, Ace King of Suit. Ir Ace Jack siūtėt, pavyzdžiui. Ja. Na, flopas kaip ir geras iš tos pusės, kad jeigu įsikolino su džekais dešimkiam, mes pagaliau tiesiog outflopinom jį ir turim geresnį handą. Jeigu aš kas lauplėjai nuo Tūzus karalius, tai mes busim dideliai bėdoj, nes, manau, kad bus sunku išsimest. Bet ką pagavęs tokį flopą galvoji, dabar tu turi praktiškai kiek čia 2 bankus, šiek tiek daugiau negu 2, tai aš manau, kad jau būtų labai sunku pasitraukti. Na, aš manau, kad turbūt gal net neįmanoma būtų pasitraukti, nes realiai tu betintum, tarkim, betinam apie 4000, kol atveju mes turėsim mažiau negu banką ant turno, tai manau, kad neįmanoma, turbūt ypač free bet potą, top pair, kur top yra Queen ir top kicker yra, turbūt strong hand. Priedo karts nuo karto, jeigu duodam, aišku, su setu, jeigu tu betini čia 4000, jis su setu irgi, manau, tik pakolintų ant to. Na taip, turbūt. Bet iš kitos pusės valetus 10, kaip manai? Aš manau, kad gautume šav iš tikrųjų iš, galbūt net kai kurie žaidėjai sugalvotų šavant King Queen. King Queen, manau, kad variantas galėtų. Na, kai kurie, manau, galėtų. Tik problema, kad King Queen tikrai pasibūtų offsuitinė, nes pas tave dama yra. Tai čia gal šiek tiek mažiau. Nebent gal karalius būtų būgnų, ja. Tai, žinai, tokį galbūt šavinti. Na, plus gerus flush draw, tokį kaip, pavyzdžiui, Ace Jack būgnų arba Ace King būgną, aišku. Betinam 3-7, 3-6, manau, to visiškai pakanka, kad išsiaiškint, kas vyksta. Tuo labiau, kaip šnekėjom, tu nenori nefoldinti į šavą, tai realiai tupsai gal net gali inducint reizą iš tikrųjų. Nes atrodo, ką 50%. Net mažiau, iš tikrųjų. Šiek tiek mažiau negu 50. Jisai kolina. Dabar... čia išvis superinis, galima sakyti, handas, nes realiai jam, aš nematau flush draw. King Jackas vienintelis, bet tada čia būtų jau labai weak žaidimas su prieš flopą kolinti ir ant flopą vėl tik kolinti, kai turi gutshotą plus flush draw ir tikėtina gal dar net karalių. Tai koks dabar tavo planas būtų? Aš tai manau, aš čia jam dėčiau kokius 8-9 tūkstančius. Na, bet aišku, čia... Aš nežinau, aš pasirenku all-in funkciją. Nežinau, kažkaip manau, kad galbūt gali atrodyti silpniau iš tikrųjų tas all-inas, negu betint beveik visus savo čipsus ir pasilikti gražą. Na, bet iš kitos pusės, žinai, gal taip betintant, jeigu, tarkim, pas jį yra tam tikrai handai, kaip, pavyzdžiui, King Queen'as, žinai, Jack 10, ne Jack 10, Jackai, Dysas, žinai. Nesakau, ant tokio flopo karts nuo karto su valetais ir 10 irgi. Kai kurie žaidėjai tavo tokį ypač 50% galbūt pakolintų, žinai. Bet dabar tu, tarkim, statytum 8000, tai man tas gal labiau patiktų vien dėl to, kad galbūt jis, kaip, pavyzdžiui, pagalvotų, pas taip, galbūt karalius, žinai, dabar, nes atsivertė Tūzas, tu dabar tik tai turi pasaitą, dedi, žinai, vėl 5% podą, žinai, tipo, ką tu čia darai, žinai. Nes pas tai realiai handas tai yra, aš šitą beveik nacinį laikyčiau, žinai, top 2 plus flush draw, antrą nacą, žinai. Tu realiai pralaši setui, prieš netgi kai kurios setus tu vis tiek dar ekvitį visai nemažai turėtum, nes turėtum į full house plus flush draw, žinai. Ir tiesiog, kad galbūt inducinti kažką taip papildomai, žinai. Kaip manai? Nežinau, aš, manau, kaip ir turi racijos tas tavo pasakymas, bet aš kažkaip galvoju, kad silpniau atrodo all-inas negu tas toksai bettingas.
Nu, nes man, bent jau aš, į jo vietą pastačius, manau, kad mano Olinas atrodytų labiau weak negu vėl 8000 betas. Tarkim, galbūt aš net sugalvočiau, Oliną pakolint su King būgnu, ar ne? Ne, aš manau, tokį jandą gal šiaip ar taip įsikolinti. Bet, nežinau iš tikrųjų. Jeigu Queenas su būgnu dar karaliu. O aš tiesiog būtent žiūriu tą, kaip... Bet ar čia negaliotų tas, kad jeigu įsikolintų tipo 8000, tai pakolintų ir 15, ne? Nežinau. Manau, čia gali būti šioks toks skirtumas, nes būtent su tam tikrais handais būtų 8000, dar gal pasyva irgi džekai, dysė, žinai, išsigando, čia bando vis tiek nenori atiduoti, žinai, iš paskutinių ir stengiasi, žinai. Karts nuo karto, žinai, vis tiek taip gali dar padaryti. Bet iš tos pusės, tiesiog įdėjus Oliną, jam tiesiog reikia paspausti kolą, žinai, ir daugiau nieko nebemąstyti. O realiai tokiam handė, kaip tu sužaidai visą handą, tai tu silpnumo niekad neparodai, žinai. Tu realiai nuo pat pradžių buvai žiauriai stiprus, žinai. Jo akise turbūt aš turiu čia tūzus, realiai. Arba damas, žinai. Realiai tūzai damas, žinai, nes karalių tai, nežinau, ar pušintum dar. Karalių yra bluff čia realiai. Čia jau realiai bluffą darti ir tiesiog jam jau nebūtų ką mąstyti, tiesiog taip, jis tikrai turi stipriau, žinai, nes tu nuo pat pradžių tiesiog žaidėjai, bet. Sutinku, bet turbūt gal reikėjo galbūt betint vėl. Tiesiog tu žiauriai stiprų handą įrodai kaip stiprų handą, žinai, nes tu aišku turi tą stiprų handą, bet aš tiesiog tą saidą gal šiek tiek bandyčiau parinkti vien dėl to, kad galbūt, žinai, pakeisti. Sutinku, turbūt reikėjo betint gal 7000. Tokį, nes pas tai yra žiauriai galingas handas ir tiesiog jis nepakolina, ne? Ne. Turim 30 000, kas 60 blindų yra, vėlgi neblogai. Štai, manau, vienas prie aukštesnių. Sakyčiau, aš taip manyčiau, kad average turbūt yra kokie... 2, 4. Daugiau aš. Aš sakyčiau, kad apie 20 turbūt yra average. Tai šis nice. Grįžkime. Dar vieną. Šitą? Okei. Visi foldina iki manęs, Big Blindas turi 11 Big Blindų, žaidžia gan tight, manau, kad čia any2 shove yra Manau, jo, ypač 7-9, kur dar tikrai nėra, aišku, prieš atsakymą bus tikrai underdogas, bet bent jau handas su šiokia tokia perspektyva gali būti. Tai nėra 9-2, pavyzdžiui. 2 flush draw ir straight draw. Trigubas straight draw. Ne, bet realiai, manau, prieš tokius žaidėjas tokiais stacijais čia šalini bet ką ir nesukai galvoti. Ne, ypač su tavo steku, tai ypatingai. Praktiškai niekada nepakolins. Tu visi šim. Foldinam. Manau, teisingai. Čia nereikia. Karalis 10 siūtė, aišku, ankstyvesnė pozicija negu, tarkim, buvo pradžioj apžvalgos, bet visgi daug daugiau yra pinigų banke ir daug labiau apsimoka raisint vien dėl to, kad pasiimt banką priflop. Priedo, aš manau, iš kitos pusės žiūrint, tavo imidžas dabar gan neblogas, tokio kaip stipraus, agresyvaus žaidėjo, prieš tokius, žinai, dažnai žmonės tiesiog, žinai, palauksiu geresnių, prasme, yra silpnesnių žaidėjų prie stalo. Nes, aš šiaip nevadinu tai labai stiprių žaidėjų, bet... bet tik tai, kad prie šito stalo tu sužaidai kelis handus ir visus laimėjai, tai ta šiek tiek irgi prisidėjo. Sutinku. Gaunam kolą iš small blindą, Aš manau, ant tokio, tai čia čekas. Aš manau irgi check-backint kaip ir reiktų, vien dėl to, kad, iš tikrųjų, jo kolinimo range'as gan neblogai gal hitina tokius visokius, jis gali pakolinti 6-7,
7-8, 6, 7, tokie handai, kur greičiausiai bus čia kreizolin ir tu turėsi išsimesti. Ir net trojkės, pavyzdžiui, su kuriuom galėtų eiti iki galo. Jo, ir tu realiai, turi tik backdoorą kažkokį. Turnas aštunkė, jisai čekuoja vėl ir aš nusprendžiu betint. Bet dabar galvojant, manau, kad visgi nereikėtų to daryti, nes dabar žiūrint, aš manau, kad jeigu aš turėjau 7, tai aš su ją būčiau ant flopą. Manau, priedo kokią 7, žinai. Ne, gali būti. Jeigu ne 7 tūzas. Gali būti 7 tiesiog. Bet 7, aš manau, tuo labiau tu būtum betint. Ne, tai vat ir sakau, kad... O jeigu būtum turėjęs kokį 7-8, tai aišku, streitas iš karto, 7-6, nes kitų 7 nelabai žaismi, žinai. O 7-6, manau, poras su abigaliu taip pat būtum ėjęs iš karto. Aš tiesiog sutinku, tai aš nesakau, kad čia yra gerai. Aš tiesiog tuo metu kažkaip man pirma tokia mintis buvo, jis čekuojas, greičiausiai neturi 7 ir galbūt išsimes geresnius handus negu mano. Bet realiai, aš manau, va šitas yra betas tik tai, kad tu išėmi praktiškai visus tūzus arba karalius prie pakolino, nes realiai visi karaliai tave vis tiek bitinės prie pakolino ir tūzai, aišku, tave bitina, nes tu showdownų prieš juos neturi. Bet poras, tai nežinau, sunkiai, nes realiai tu pats nelabai ką reprezentuoji. Sutinku. Aštunkė, tu, manau, irgi galėtum čekuoti šitą. Aišku. Tai kaip ir šnekėjom, pradžioje nėra tobulai sužaista, ta prasme, yra klaidų padaryta, aišku, turbūt nėra gal labai didelių padaryta, bet tokių mažų klaidelių bus, tai tiesiog išsiaiškinam jas ir tokia yra esmė. Sikolina, kai pakolina, nežinau, kažkaip... Tūzas gal nebloga korta, žinai. Iš tikrųjų, kai kolina, galvoju, kad 7 greičiausiai neslauplėjant, manau, su tokiu steko, tai... realiai manau, kad arba turi flush draw kryžių galbūt, arba, tokį handą kaip pora plus kažkas. Tai tūzas, manau, kaip ir gera gal korta betint iš tikrųjų, bet, nežinau, gal sizingas per mažas, gal ar kaip manai? Nežinau, aš tai manau galbūt aš tiesiog prečekavęs šitą visą handą, čia sunku organizuoti, nes ant turno, o ant readerio aš tiesiog būčiau, čia įdėjau, žinai, prieš flopą pareizinau ir viską, žinai, tikrai bordas tai nusilėjo, kad tiesiog, manau, būtų labiau hitinės jie, žinai. Iš tikrųjų, aš tada galvojau, kad aš toliau repinu 7 ir nors iš tikrųjų Jeigu taip gerai pagalvotų apie visą handą nuo pradžių iki pabaigos, aš tas 7 čia nelabai galiu turėti. Vat būtent. Tai žaidėjas panašu mąstantis ir todėl pakolina. Pralaimim nemažą banką. Va čia vat būtent, kad pas tai 7 yra tikrai netikėtina. Kaip tu ir sužaidėjai, kaip ir sakau, ant flopo tikriausiai jau būtum bandęs kažką. Tai sutinku. Dabar žiūrint, tikrai atrodo, kad sužaista blogai, bet, žinai, būna tuo metu... suprantam. Žaidi daugiau, būna kažkokios kitos minusai. Tai vėlgi mūsų mėgiamas žaidėjas, šį kartą su 20 blindų, bet manau, tai, aišku, kažkiek keičia esmę, bet dažniausiai žaidėjim iki 20 blindų, tai aš šavinu. 6-5 siūti tikrai nebūtų blogesnis variantas. Jeigu aš galbūt turėčiau, pavyzdžiui, kokį handą šiek tiek silpnesnį negu, ta prasme, nes vis tiek iš jo vokti norėtųsi, su bet kuo. Bet tu, pavyzdžiui, kartais negalvoji prieš tokius taitus tiesiog pareizinti. Nes realiai jis vis tiek, žinai, žaidžia savo handus labiau negu žaidžia žaidėją. Suprantys, to mąstymo, žinai, nes pagal statusas taip matosi, žinai, jeigu jis reidina 6%, tai yra tik premium handai, žinai, tai prieš tokį galima iš small blind ir tiesiog pareizin gal 3 kartus, ne 2,5 ir jis tiesiog bus, neturi, tarkim, turi kokią damą 2, damą 4, žinai, belenką, tarkim, 10-6, ar jis tau šavintų klausimas? Tikriausiai ne, žinai. Sutinku. Ir taip iš dalies, žinai, gauni tą patį rezultatą tiesiog nedėdamas visų žetonų, žinai. Nes aš manau, vis tiek, jeigu jis būtų turėjęs, tai vis tiek polintis. Iš esmės tik tai yra galbūt racijos tiek, kad jisai galbūt gali
nors šavas išsimes daug handų, su kuriais galbūt pakolintų reizą. Ne, pakolint gal ne, bet įpušintų. Aš manau, kad jisai kokius King Jack ir taip toliau gal net sugalvotų tik pakolinti ir žiūrėti, kas bus. Galbūt, įpušintų jau sunkiai. O šavo kaip ir turbūt nebekolinti. Tik aišku, po kiekvieną kartą ir tavo tas kaip tai tik iškai. Tai spakolina? Tai jo, greičiausiai gal ko. Tai gerai, nesmė, bet kalbam apie pačią situaciją, kad Geruolis. Nežinau, aš tai visgi esu už tą raise all in. Aišku, dabar žiūrint į faktinį handą, turbūt reikėjo nesuprantu, čia kažkas situacijas. Kaip čia tai gali būti? Vėl grybauja tai reiškia. Aprasuk vieną handą, kiek turėsi. Tai čia visgi kažkas su valdo menedžerio replayeriu blogai. Bet aš tik sakau, taip, bet vienas, dabar aš, žinai, pastaruoju metu kažkaip irgi karts nuo karto stengiuosi tą labiau žiūrėti, kad tiesiog gal prieš tokį ypač 20 big blindų, žinai, ir taitas, svarbiausia, kad būtų taitas, žinai, nes, pavyzdžiui, prieš kokius regus, tai žinau, kad tiesiog reikia pušinti, nes jie gali tavo ripušinti. Jo, jeigu tu pareizinsi, tai gausi automatiškai all-iną. Bet prieš... Su blefu gali pušinti tavo, su blefu nepakolinti. Jo, būtent, o šitą, su kokiu dama 9 tavo mielai perpušinti. Jo, sutinku. Tai žaidžiam toliau. Tuzas dama, greičiausiai žaisim. Gaunam reizą iš vėlyvos pozicijos. Standartiškai, manau, freebetinam ir esant reikalų įstekinam. Čia kiek jis 3-bet fold 100%? Jo. Čia malonus rodiklis, čia maždaug dažnai būna tokie gana aišku, žinai, o kiek iš katofo vagė, šitas 33%? Taip, laukia, žiūrėjau. Čia bastaik, kiam 6, jo? Iš katofo 57. Tai ypatingai tikrai tokį reikia tribetinti. Anyway, čia kaip ir geras handas, net, manau, kad turint 30 blindų, net ir lengvai stekinėsi su tokiu handu, tokiose pozicijose. Manau, kad gan standart, turbūt yra ypač vėlyvoje pozicijai. Nes čia, aš manau, prieš rangų tokie handai iš tikrųjų lošia dažniausiai pam-pam. Nes, aišku, pas jį gali būti ir tuzas valetas, ir tuzas 10, ir karalis dama, ir priedo desetkės valetai, kaip ir AK, kurie stoja dominuoja, plus ten, tarkim, damos, tuzai, kadangi tu jų autų turi, tai mažiau tikėtina, žinai. Tai freebetinamis išsimeta. Tuzas 8. Manau, laikas vokti. Jo, reizinam, gaunam all-iną iš mūsų super tai draugo, kas yra labai blogai. Tai, aišku, nėra blogai, nes nieko neturim, bet šiaip realiai aš turbūt net tais Jacką gal išmeščiau realiai, aš taip galvoju. Jackas, manau, būtų toks jau paskutinė rybinė korta, tuza 10, manau, reikia foldinti. Jo, tuza dama, plus tai aišku. Tuza dama jau reikia foldinti, valetai plus, manau, irgi važiuojam. 10 irgi, manau, kad... Su apmąstymu, bet ko. Bet jis turi 15. Bet čia bet kokia atveju odsų tikrai su tuza 8 jokių. Jo. Čia gerokai per daug. Tuzas 5. Čia tikriausiai apie ką kalbėjai, apie savo imidžą, jo? Kad, kaip parą kartų nepraėjai, turbūt reikia gal slowdownint, reikia kuriam laiką. Matau, kortas padeda padaryti. Ką dabar darysi? Žinau. Čia faktas. Bet žinai, jeigu būtų... Aš manau, kad... Aš jau manau, tokį galėtum ir atiduoti tada jau. Gali būti, iš tikrųjų, turint omeny recent history, jo. Dama 10. Aš manau, čia irgi pas. Nežinau, sugalvojau pareizint, galbūt dėl to, kad
šiokia tokia patraukėlė turėjau, plus esu ankstesniai pozicijai, gausiu daugiau respekto. Ką tu manai apie tai? Aš manau borderline toks reidas. Šiek tiek gal per ankstyvą, bet iš kitos pusės... Nežinau, gal čia ir taip galima. Matai, stalas, aš manau, gan vyk yra. Ja. Nes taip atrodo tikrai, jie nepersidengia. Sibėtinam šitą flopą, nežinau, irgi gal nėra turbūt pats geriausias flopas, bet kažkaip nusprendžiu vieną kartą stebinti ir tiesiog pasiduoti į bet ką. Ne, šitas flopas man vis tiek kažkaip geriau jaučiasi negu tas flopas. Jo, aš sutinku, kad toks mažiau galbūt konektų. Gaunam minreizą ir, iš tikrųjų nelabai ką lieka daryti. Galima, aišku, šavinti as a bluff, bet realiai manau, kad bent jau kol kas yra per mažai informacijos apie tą žaidėją, kad, per mažai istorijos, kad spręs, kad iš čia bluffuoja minreizindamas praktiškai. Jo, prieda dažnai tokie ir stiprus būna, realiai čia jau labai high variant žaidimas, nes netgi flash draw, su kuriuo, manau, jis jau paminėjimas tai kolina ir tai yra realiai favoritas prieš tai. Taip, tai foldinam, lieka 25 blindai, kas irgi jau nėra labai gerai ir palieka mažiau erdvės manevram, tai realiai irgi, kaip ir pradžioje šnekėjom, bandysim labiau tai dabar openinti ir daugiau pervažinėt, galbūt bandyti panašiai. 7 dalykus. Viskas aišku. Viskas aišku. Tu vis 5. Čia faults. Kas ant tu za 6? Švaldinai? Jo. Tu za 6? Tai jau toga. Pasirodėm lyvą. Aš manau viskas normaliai, iš Katofo limpino toks atrodo gan passive weak žaidėjas. Aš manau grinai jo stylas yra toks, kai turi pareižinį, kai turi tokį spekuliacinį hand, kaip Jack 10 iš vėlyvo, jis nusprendžia, tikiuosi, pamatysiu flopą. Nežinau, mano stekas, manau, geras. Mano stekas irgi būtent toks, kur kolinti yra žiauriai sudėtinga, žinai. Čia pusėje čipsų. Bet realiai 15, kiek čia 20 line nepinau. Bet vis tiek manau, kad čia aš manau, kad kolinti sunku labai. Norėjau permušti. Nežinau, tokį su tokiu handu yra ne pats prašiausias variantas. Aš šiaip sutinku, bet... 20 blindų, all-in shove, pavyzdžiui... Sutinku, aš... Realiai turbūt, manau, nuo dinamikos stalo priklauso. Tiesiog dabar žiūrint į jo statusus, jis atrodo, aišku, lose aggressive toksai. Tai kaip ir nėra blogas ir korta, tarsi ir handas geras, ir geras spotas free bet šavint, bet žiūrint į šito stalo, kiek mes kol kas matėm istoriją, nebuvo labai iš tikrųjų daug tų atvejų, kai jis reizino. Tai tiesiog, ką mes matom, tai jau yra sukaupta ta istorija, o tuo metu, kai vyko tas handas, nebuvo labai daug iš reizinės, tai galbūt dėl to aš manau pasidaviau. King Queen suited, nusprendžiu visgi dar reizint su 20 blindų, manau, kad galbūt yra. Aš manau, čia yra vien dėl to, kad stalas tą leidžia, aš manau, ypač tie, kurie sėdi ant Katofo, batono, tai neatsimenu, kad būtų ten labai kažką tai irgi. Sutinku. Aišku, tavo tas dragelis Tito nieko neveikia, žinai. O tie ant bigo smolo, tai jie tokie, kurie pakolina. Realiai. O King Queen'as pozicija yra visai geras handas, kurį sutinku. Mielai handas. Gaunam kolą iš pozicijai, nežinau, nusprendžiu lydint, tiesiog, kad išsiaiškint, kur aš esu, bet, tendencija folding, bet... Bet manau, kad, galbūt yra ir čia kolint vieną kartą, ką tu manai? Nes, realiai aš kažkaip galvoju, kad jeigu aš betinu, tai, blogiau manęs kaip ir nieks nepakolins,
O, aišku, tik tai, kad tu gausi informacijos, kad ar jis turi tūzą ar ne, ar kažką tokio. O jeigu čekuosi, jisai gali kaip ir bandyti stebinti su bet koks, kuris pakolina. Tik tai aišku, kad bus iš tikrųjų vėlesniuose strytuose sunku, nes tu vėl realiai čekuosi ir jeigu sugalvos antrą kartą betint, suprasdamas, kad tu greičiausiai neturi tūzo, tai tau reiks išsimesti realiai. Taip. Tai čia toks irgi turbūt labiau nuo oponento priklauso, jeigu... Bet aš manau, čia kolinamas labai išduodi damą realiai. Jo. Damą, džekus, galbūt net karalius. Jo, kurį jis tikrai galėtų bandyti antrą kartą ir po antro berelio turėtų tai išmušti. O čia tavo toks stekas, kur... Nežinau, ar tokį pats mėgtum permušinėti? Ne, greičiausiai nebepermušim, nes galvotum, kad jisai, realiai jau nori kaip ir iki galo atsitikti. O priedo tavo klaida tavo automatiškai kainuoja, nes vis tiek permušinimas turi būti apie 6-7 tūkstančiai. Tai, irgi didžiąją dalį tavo steko šitą kainuoja. Sutinku. Nes dažnai vis tiek, jeigu jis permušinės, tu turi kažkokį vis tiek handą, žinai. Taip. Ok, tai betinam, visi foldinam, apsiemam. Tūlas 10 siūtėt. Čia aš manau reikia. Čia kaip ir matom jau nebe pirmą kartą reizinantį mūsų draugą iš dešinės. Jis kairys. Dešinės stalo atžvilgiu. Ne, stalo žiūrint, tai iš kairės. Juokauju. Tai manau, kad vėlgi tiek stekas, tiek iš tikrųjų tas pats handas yra geras repušinimui. Aišku, jis neatrodys gerai turbūt prieš kolą, bet... Bet reikia dar į pirmą gauti, kur čia labiau tikėtina, kad jo nebus. Tai laimim dar šiek tiek čipsų, kas visada yra nice. Reizina žaidėjas, kuris gan taiko. Ne, aš manau, čia auto pass. Easy pass. Nereikia, opla, grįžk. 2-3? Ne, dar vien. Čia bandai kažką tai. Gavai per nagus? Pareizinom, gavom kolą. Ok. Ir gavom open shove. Nėra, manau, irgi ką galvot. 5-8 kryžių turbūt būtų galima kolinti. Ne, 5-8 kryžių tai automatiškai, manau, būtų. Kaip, iš tikrųjų, reiktų dar paskaičiuoti gerai, nes čia toksai, bet tai žiūrėk, jis pušina virš 3 bankų. Bet tu realiai su abigaliu plus flash draw. Gali labai daug. Nežinau, man tai nebūtų snap call, turbūt. Aš tai kolinčiau, bet kolinčiau. Ne, aš manau irgi kolinčiau, bet ta prasme reiktų pagalvoti, ką jis čia gali turėti iš tikrųjų. Ne, tai šiek tiek ta prasme, aš turiu minį, kad gali būti geresnių flash draw ir tu realiai tik tai turėsi. Ne, bet tada tu turi straight draw plus 2 gyvas kortas. Bet tai vis tiek tai nebūtų daugiau negu 1%. Bet prieš kitus hands, pavyzdžiui, jeigu... aišku, jis čia vis tiek turėtų kažką... Jis nepušins šio seto. Tai realiai čia kažkoks draw yra, aš vien dėl to... Čia gal 6-5 koks. Tai vien dėl to... 2-7 gal. Vien dėl to galvočiau, kad, čia nebūtų man iš tikrųjų easy call su 5-8. Manau, ne easy, bet aš asmeniškai manau kolinčiau. Aš negaliu pasakyti iš tikrųjų. Turbūt labiau kolinčiau, bet taip sukandęs dantis labai. Tūzas 10. Pas. Viskas 20 blindų. 20 blindų jau iš tikrųjų turbūt reiktų labiau. Plus, aišku, reizinom nesenai ir... O čia kaip, pavyzdžiui, dabar kokia stadija čia įsivaizduoja yra šitam turnyrė? Aš įsivaizduoju, kad galima pamastyti, bet aš manau, kad liko turbūt apie kokį 80 žmonių arba panašiai, dažniausiai apie 50 būna in the money. Tai čia vėlyva tokia. Tokia middle late. Tai sakyčiau, kad jau greitai bus tas, tarkim, tas bubble toksai, kur liks ten 70 mažiau žmonių. Penketukai. Gaunam
all-iną iš gan tight žaidėjo, žiūrint pagal status, tai manau 5-tukai čia kaip ir nereikia nieko galvoti. Aš manau, čia aš manau, kolinčiau su 7-kiam. Ar aukščiau. Tuzų 10. Jo, Tuzų 10, 7, Tuzų 8 gal net kokiais. Tuzas 9. Gal šiek tiek per šiek. Tuzas 9, tai manau tikrai būtų kol. Nu, taip galvoju dabar. Žiūrėdamas Tuzą 6. Aš taip tą patį galvoju. Pas, gal kolą. Taip. Lieka 18 big blindų, kas iš vis nėra gerai. Realiai reikia laukti. Pasidvigubint gerą spotą dabar. Nu, 15 big blindų. Ir čia jau stalai irgi tokie trumpesni. Jo, 8 žaidėjai, tai manau, kad čia jau netoli yra bubble. Na, kaip ir nėra ką labai galvoti iš tikrųjų, nes antis didelis, blindai dideli, aišku... Tai 15 blindų, aš manau, čia turi riziką. Nėra labai stipri korta, bet manau, realiai reikia bandyti vokti, nes visgi tikslas yra laimėti turnyrą, nenusėdėti iki pinigų, tai reikia bandyti rizikuoti. Aišku, kažkiek tai laimim. Pas... Čia ten... Čia, bet gal savo. Čia, aišku. Išsimetam. Tuzas 8, 13 big blindų. Nu, iš tikrųjų foldinam, nes vėl 10 vietas stalas, ar 9 vietas kiek čia? 9. Ja, prie 9 silpna, jo. Bet realiai dabar turbūt manau, kad gal jau yra in the money fazė, tai realiai, kad jau visi žaidėjai gavo pinigus ir pradės daugiau gamblinti realiai. Tai... Taip pat laikas sulaukti gero. Ja. Nu, čia manau ir yra tas gamblinimas. Tai tikriausiai, aš spėjau pasplitinti. Aš nežinau, galvojus, gal net išmes dabar čia, bet neatsimenu. Tai showdownas yra. Iš ko tu sprendi? Taip atrodo, kortą. Tai aš lažinčiausi, kad splitas būtų. Na, aš manau, kad... Bet čia viskas normalu. Split potas, jo. Valia, turim būtų po fullą. Gerai, spėjau. Jo. Eik tu savo, tu šis buvai toks miręs ant turno. Ant kuro? Ant turno. Na, jo. Ne, tuzas būtų blogai, flash draw būtų blogai, šeškė būtų blogai, o pats laimėti visiškai negali. Žiūrėk. Ja. Net šeškė kikerį žaista, jeigu tuzą pagauti. Ja, pastokai. Nu, matot, kaip reikia laimėti. Nu kaip, 30. Ne, o ką, viskas čia labai normalu yra, čia nėra ko rinktis. Taip. Netgi realiai tokį handą kars nuo karto irgi. Jack ten, bet ne, manau, kad per ankstėjo poziciją. Priedo ką tik pamatė Hebra Tuzą 2, tai didelio respekto manau negautum. Kai tu Jackas už to. Na, kaip ir šavinam, realiai, nėra ką čia galvo, turim 10 blindų, bet koks, na, Jackas 8, sakyčiau, minimum turbūt yra. Gal Jackas 7, suited? Ne, jau, na, suited aš manau. Suited gal, bet... Arba dama 9, tokie minimum. Sakyčiau. Bet čia tik, o pavyzdžiui, nemanai, kad jų stakiai yra šiek tiek irgi problematiškai? Nes, pavyzdžiui, jeigu būčiau 19 Bjorno vietoj, tai aš gavęs kokį karalių valetą, faktas, kad kolintum. Ne, tai King Jackas jo, bet King Jackas aš šiaip kolintum. Dama valetą kolinčiau. Nu, dama valetą, nežinau. Nu, žinok, aš jau jo vietoj gal gamlinčiau irgi su 8 blindais. Aš taip, ant ribos, nežinau. Šarnam, gaunam kolą, nice queen. Bet tai... Ja, tripsai. Surinkam tripsus, kas yra nice. Ne, nu, faktas yra vienas, kad turi pasiekti ir turi nebent porą kartų. Na, grįžtam prie plius minus normalesnio 21 blindas teko, kur daugiau erdvės yra manevram. Na, bandau vėlgi stylint, nes žaidėjai tokie gan lengvesni yra, sakyčiau, tai bandau dar pavokti. Gaunam kolą. Na, flopas kaip ir labai geras. Tai yra, kad mažai kas čia ką galėjo hitint, sibetinam. Ja, toks yra žymiai geriau negu 6-5-4, nes čia realiai tų vidurinių... Ne, pasiemam, pagaliau gaunam šiek tokį handą, reizinam, pasiemam,
Vėl gaunam, kas yra nice. Gaunam kolą. Nežinau, flopas iš tikrųjų toks gan blogas, sakyčiau, šitas. Aš manau, žiauriai blogas. Jo, nes, žaidėjas gan ankstyvoj pozicijai pakolino, tai tikėtina, kad turi Broadway kardus kažkokius, arba galbūt net ir tas pačias dešimkės, ar Ace 10, Ace Queen, King. Jo, būtent, manau, kad ten kokie suited konektoriai pasinelabai žaidžia dabar jau, bet realiai neturiu labai didelio tas teko, tai manau, kad check foldint yra, kaip ir geriausia opcija. Manau, su AK, čia šiaip iš tikrųjų, pavyzdžiui, iš savo patirties galiu pasakyti, kad AK ant tokių flopų tikrai žaidžia gan prastai ir tai yra, aišku, yra sunkiausia tą padaryti, tiesiog pasiryžti išmesti, nes atrodo vis tiek turi AK, žinai, su realiai gatshotu ir dar 2 overcardais, žinai, bet gali skaičiuoti 10 autų, bet realiai dažniausiai būna 7 autai. Bet reikia tiesiog pasiryšti, žinai, nes dažniausiai, ant tokių, nežinau, aišku, ir oponentus, jeigu tu jį pračekuoji, gali, žinai, stebinti, bet neturi, tada jau visiškai žaidimas gaunasi. Sutinku. Bet, aišku, turnas ateina gan neblogas mums. Gan. Turim kol kas nuts, 2 flush draw, bet, aišku, betinam ir tikimės, kad įsikolins dar geriau raisins. Aš manau, čia būtent, čia reikia betinti vien dėl to, kad... Ne, tai čia slauglė nėra... Nėra ką, nes priedo, jeigu oponentas būtų turėjęs, jis jau būtų statęs, o jeigu pats bandė, pavyzdžiui, su valetu 10. Dabar, iš tikrųjų, realiai, labai mažai handų yra, kurie čekuotų flopą ir betintų turną, kai antrą kartą jau čekuojam. Aš manau, čia pas jį 8-kės, 7-kės, toks variantas. Jis pakolina. Kai pakolina, tai nežinau, galvoju, galbūt galėjo turėti, pavyzdžiui, Ace Jack. Ace Jack variantas. Arba flush draw kryžių, galbūt. Karalis 10, kaip manai? Galėtų būti karalis 10 kryžių, pavyzdžiui. Turnas nieko nekeičiantis. Tai... Dabar tik 2 devetkės tau sumokėtų, kur realiai irgi variantas galėtų būti šioks. Jo, galėtų. Jis išsimeta. Tai greičiausiai turėjo arba Jack, Ace Jack kaip šnekėjom, arba galbūt kryžių flush draw, galbūt net širmų flush draw, kuris nebetino. Galėtų. Taip, turim 35 blindus, vėl kas nėra blogai. Taip, 4 ant batono. Aš manau, čia būtų buvę. Būtų buvę, jo, bet kolint kaip ir nelabai galim su 4, nes čia, geriausiu atveju bus flipas. Ne tai, kad geriausiu, bet prieš range, tai mes, manau, turim kokių PM2, PM5 procentus kažkaip. Kažkur, manau, jo. Kas, aišku, lyg ir favoritas, bet, nežinau, bent jau aš tai stengiuosi išvengti tokių flipų, kurių galima išvengti, ypač kai dar nesidėjęs pinigų. Jeigu įdedi pinigų, jau truputį kitaip, žinau, nes, pavyzdžiui, aš aišku, kartais tiesiog kai kuriuose etapuose būna, kad reikia gamblinti, žinai. Pavyzdžiui, aš įdėčiau, nežinau, gal su 30 line, nemanai, kad galėtum pakolinti? Aš manau, kad nekolinčiau. Ar tu nieko nekolinčiau? Aš nekolinčiau. Vien dėl to, kad, sakau, greičiausiai bus flipas, jeigu aš laimėsiu, tai nebus čia, atsiprašau, super gerai mano steko, jeigu pralošiu, tai bus labai blogai. Sutinku, aš gal čia per daug to gamblinimo turiu savyje. Tai gambleris, visi žinoma. Ace Jack suited, aišku, raisinsim. Nebe. Sorry. Bet čia taitas iš tikrųjų. Pareisina, manau, kad galbūt, jeigu būtume ant button ar katofų, galima būtų kolint tą intenciją, kad tiesiog jį apžais po to. Bet čia per ankstyvą poziciją. O čia, pavyzdžiui, repinti labai stipraus hando irgi nesinori. Nes aš manau, iš jo range'o tai dažniausiai gausiu dar vieną bet arba bent jau kolą, tada jau reikia slysti žiauriai didelį puodą, turint neblogą steką, žinai. Aišku, tu bent jau pozicijai būtum, bet čia toks high variance labai. Sutinku. Kur kol kas, aš manau, yra būtent ant smolo, bigo, sėdi mažiukai, žinai, kur dar lengvi žetonai galėtų pasitaikyti. Taigi foldant.